Rusevičius. Salčinovičius. Dantė. Nėra taisyklių pažeidimo. Smitas, Panevėžio kontrataka. Smitas prieš Radenovičių. Smitas greitesnis žaidėjas. Ir išvengia Mutaši. Keičia atakos kryptį. Kuodžio smūgis įvartis. Panevėžys veržiasi į priekį. Salomonas Kuodžio. 12 minutę veda savo komandą į priekį. Panevėžio kontrataka buvo sėkminga. 12 akistatos minutę. Žinoma, ten kiek pasisekė Smitui. Tas rikošetas buvo labai dėkingas, tačiau žalgiriečiai sėkmingai į gynybą nesugrįžo. Ir ten netgi 2 žaidėjai buvo toje situacijoje. Tiek Kuodžio, tiek ir Asamojai. Gerai pastebėjau. Dar kartą šios situacijos pakartojimas. Na, pažiūrėkite, kokios erdvės. Bosančičius ten turbūt galėjo slinktis į vidurį. Tavaresas išvis buvo labai toli nuo epicentro. Bet iš Tavareso kūno kalbos ir dabar, matau, jisai apeliuoja į teisėjo asistentą. Man atrodo, Bruno Tavaresas nepatenkintas tuo, jog tai nebuvo užfiksuota pražanga. Kita vertus, nežaidė Žalgirio ekipoje, tai yra jam 10. mačas, jis sužaidė pirmas 9 rungtynes, bet po to buvo iškritęs iš rikiuotės. Beje, pastarosios rungtynės ir buvo su Panevėžiu, kai nelepino jo komandos draugai 2 įvarčiais į savo vartus. Oi, koks įvartis, Livijo Antalis. 15 minutę, pačiu gražiausiu savo įvarčiu iš tos serijos lygina rezultatą. Čia išvis kažkokia fantastika, kosmosas, kaip užsuko kamuolį į tolimą į vartų kampą Livijo Antalis. Buvo įvarčių ir baudiniais, buvo ir tiesiog tokiais tradiciniais išpildymais baudos aikštelėje, bet čia tikrai fantastika, ką pademonstravo Livijo Antalis. Tad 9 rungtynėse iš eilės šis rumūnas pelno po įvartį, galbūt šiandien pelnys ir daugiau. Dar kartą ši situacija. Livijo Antalis ir tiesiog sužaidė senelę, nespėjo ten ir Rasimavičius, ir galbūt ir Dantė galėjo tenai susikoncentruoti būtent į Livijo Antalį ir kažkaip pablokuoti įkertantį rumūną, tačiau to padaryta nebuvo. Ir Livijo Antalis tą progą Žalgiris labai laiku grįžo į gynybą. Asante užmeta kamuolį į priekį, bet Bosančičius kamuolį pasiekė. Čia klaida, smūgis ir įvartis. Kokia grubi Žalgirio klaida. Čia jau tikrai nepateisinama ir Asamoa. Firminis jo šventimas. Jurijus Kendišas galva bandė atmesti kamuolį Arpadui Tordajui, tačiau Asamoa atsidūrė kamuolio skriejimo trajektorijoje. Dar kartą ši situacija labai grubi čia. Veterano klaida, dar kartą šis epizodas. Na, net kažkaip sunku pasakyti, net patikėti sunku, kad nematė ten Asamoa baltarusis. Galbūt akimirkai kažkokią žaidimo taisyklę užmiršo. Na, netikiu, kad įdomis abi komandos. Devega link Smito. Smitas lenktynėse su Radenovičiumi. Gali žaisti 1-1. Smitas toliau su kamuoliu, jo perdavimas į baudos aikštelę ir 3-1. Muša įvartį Panevėžys, Ernestas Veliulis. 52 minutę, Bronius Vaitekūnas šalia vartų, ten kelia ranką į viršų ir tikrai tokia graži Panevėžio ataka. Dar Jagneris Smitas ir antras jo rezultatyvus perdavimas. Dar kartą ši situacija. Žiūrėkime, Ernestas Veliulis kerta už Tavareso nugaros. Tavaresas šiek tiek pavėlavo. Ir Ernestas Veliulis pelnė pirmą įvartį šios dienos rungtynėse. Dar kartą ši situacija. Puikus Smito perdavimas ir taip. Tavaresas akimirką pavėlavo ir į puikią trajektoriją įkirto Ernestas Veliulis bei priartino Panevėžį.